Sveiki, verslo žinių podcast'o klausytojai ir žiūrovai. Šiandien mūsų studijoje svečiuojasi Eleving Group generalinis direktorius Modestas Sudnius. Labą dieną. Sveiki. Žinoma, šiandien ypatingą progą susitikome, nes startuoja jūsų įmonių grupės obligacijų emisija ir sakoma, kad viena didžiausių Baltijos šalyse norite pritraukti 250 milijonų eurų. Tai norėčiau pradėti nuo to, kodėl tokia suma ir kodėl dabar. Taip, tai iš tikrųjų čia didžiausia ir mum įmonės istorijoje tokia misija. Ir manau, kad tikrai viena iš didesnių šiais metais, aplamai galbūt jeigu atmetus bankus arba valstybinės įstaigas, tai jau tikrai didelė suma. Kodėl dabar? Tai kelios priežastys yra. Vienas, kad mes šią obligaciją leidžiam su dviem priežastim. Tai viena yra, kad refinansuoti jau esamas obligacijas, kurias reikėtų išpirkti kitų metų spalio mėnesį, tai mes norim metai prieš ir jas išpirkti, kad nelauk paskutinės dienos. O kitas dalykas, tai įmonė auga, mūsų kaip ir yra verslas skolinti pinigus ir skolintis pinigus. Tai mes praeitais metais turėjom IPO ir ten IPO dažniausiai ir darai su mintim, kad verslas augs po to ir mes nuolatos demonstruojam stabilų augimą, tai mūsų paskolų portfelis auga, tai vadinasi, mums reikia grįžti kapitalo rinkas, skolintis papildomas lėšas. Tai jeigu taip pasižiūrėsiu tą 250 milijonų emisiją, kodėl jinai tokia yra, tai 150 milijonų eurų bus naudojama refinansuoti esamas obligacijas, būtent 150 milijonų, o 100 milijonų eurų bus panaudojama augimui. Tai mes taip maždaug skaičiuojam, kad tai yra 1,5 metų portfelio augimui į priekį. Tai aišku, mes nenorim sėdėti ant to 100 milijonų, mes trumpuoju laikotarpiu juos įdarbinsim ne tik į paskolų portfelį, bet kažką gal ir kitus įsipareigojimus atpirksim, bet po to, kai portfelis augs, mūsų išdavimai didės, mes vėlgi įdarbinsim į savo paskolų portfelį. Tai va toks ir tikslas. O dėl laiko, tai dar minėjau, kad yra kita priežastis, tai turėjom gerus metus, turėjom praeitus gerus metus, matom, kad ir dabar yra šiaip gana neblogas laikas rinkose, kaip ten sako, kad viskas žalia, o geriausia eiti ir į rinką, kai yra viskas žalia, o ne raudona. Tai kaip ir viskas mums puikiai sutapo. Tokia palanki situacija dabar, ar ne? Taip, ypač Europoje obligacijų rinkoje, nes yra nemažai, matyt, negaliu už kitus kalbėti, bet matom, kad yra nemažai tarptautinių žaidėjų, kurie nori užsitikrinti ilgalaikę tokią aukštesnę grąžą, nes vis tiek matyti tendencija yra ta, kad tas Euriboras mažės, jau aišku yra kažkiek sumažėjęs nuo to piko, bet dar vis tiek gal rinkos lūkestis yra šiek tiek aukštesnis ir visi jausdami tą nori dabar dar užsitikrintas ilgesnės investicijas, dar šiek tiek didesnės grąžos. Tai tikrai matom, kad susidomėjimas geras ir gal tokio net nesam matę kaip kompanija, kuri bando pritraukti lėšas. O kalbant apie 3 Baltijos šalis, ar jaučiate kažkokį skirtumą tose rinkose? Nuotaikas galbūt skirtingas? Taip, tai visų pirma, jeigu seki verslo spaudą, tai matyt, kas savaitę matom, kad kažkokia kompanija bando pritraukti, galbūt ne tokiom sumom, aišku, bet ar ten 3 milijonus, ar ten 5, ar ten 10. Ir po to po 2 savaičių pamatai, kad dažniausiai ir pritraukia. Tai iš to kaip ir yra indikacija, kad tų pinigų rinkoje yra, kad kompanija sugeba pasiskolinti. Čia matyt gal net ne tik šių metų, čia sakyčiau pastarųjų tikrai 2-3 metų tokia kaip ir tendencija, tikrai yra geras aktyvumas. Sakoma vis tiek, kad ta Baltijos šalių rinka yra šiek tiek kitokia nuo Europos, nes pas mus matyt vienas iš skirtumų yra, kad visai yra nemažai tų retailo investuotojų, paprastų žmonių, ne tik tai instituciniai investuotojai, pas mus gal tų institucinių investuotojų šiek tiek yra mažiau, ypač į aukštesnio pajamingumo obligacijas, bet ypač ten, kaip visada, labai aktyvūs estai, bet ir lietuvių matosi, kad lietuvių, latvių irgi tas aktyvumas kyla. Tai kaip ir irgi matom pozityvės tendencijas, kad vis daugiau ir daugiau kompanijų eina į rinką ir sėkmingai pasiskolina. O jūsų tikslas yra kokių investuotojų pritraukti? Ar orientuojatės į tos, kaip sakėte, institucinius, ar vis dėlto į žmonės?
Tai mes norim visada pritraukti viską, kam įdomu, sakykime. Nes mūsų kompanija, taip iš senų laikų, mes vis tiek pradėjom platinti obligacijas senais laikais prieš 10 metų Latvijoje ir mus tikrai palaikė vietos investuotojai, ne instituciniai pagrindė, bet, nežinau, šeimos ofisai, ten tie high net worth individuals vadinamieji, paprasti investuotojai, mažesni investuotojai, tai mes niekad nuo jų neatsitraukiam, bet aišku, mes suprantam, kad 250 milijonų tu nepaskolinsi jų iš tų paprastų investuotojų Baltijos šalyse. Tai jeigu mes prieš mažiau nei metus leidom tokį mažesnės obligacijas, kur mes ir taikėm į Baltijos šalis, tai dabar vis tiek mūsų didesnis fokusas yra tarptautiniai investuotojai, tai mes tikrai aktyviai keliaujam jau net ir prieš šitą oficialų paskelbimą mes turėjom daug tų vadinamųjų non-deal roadshow, kai mes tiesiog pristatinėjom savo kompaniją tarptautiniam investuotojam tiek Jungtinėje karalystėje, tiek Amerikoje, net Dubajuje pirmą kartą buvom kažkokį susidomėjimą, kaip ir užčiuopėm. Tai vis tiek pagrindas turės sudaryti instituciniai investuotojai iš vakarų Europos, iš Amerikos, nes kitaip tokios sumos tikrai nepritrauksi. O kalbant apie pačius investuotojus, ar tos galimus, ar jau esamus, ar yra skirtumas vis dėlto tarp tų, kurie investuoja? Ar tai yra mūsų Baltijos šalių rinkos atstovai, ar tarptautiniai, ar jaučiate, kad kažko galbūt kito klausia, kito tikisi, kažko kitų domisi? Yra tikrai. Tie Baltijos šalių, tie investiciniai investuotojai, jie tokie, sakyčiau, tikrai labai kuklus. Dažnai, nors mes čia esam šalia visiškai, tai bet dažnai žmonėms užtenka to video skambučio, o yra tikrai dalis tarptautinių investuotojų, kurie nori su tavim visą sutikti gyvai. Jie, aišku, jie sutiks ir su skambučiu, bet tikrai mes jaučiam, kad yra daug geresnis tas kontaktas gaunasi, kai tu nuvažiuoji gyvai susitikti, tai nors ir, kaip mes sakom, jau užknisa tiek skraidyti, bet tas jaučiam, kad atsiperka ir, aišku, patiem įdomiau, smagiau gyvai susitikti ir tada ypač tie didesni fondai, jiem patinka susitikti anksčiau su tavim ir tada tu gausi, labai realu, kad 2 savaitės tu gausi daug įvairių klausimų, nes dalyvauja ne vienas žmogus, tada analitikai siunčia tam tikrus klausimus. Baltijos šalyse vis tiek galbūt yra toks, nežinau, gal net didesnis pasitikėjimas, tiek kompanija gal žinomesnė, čia ne pirmą kartą leidžiam, tai turim nemažai grįžtančių investuotojų, tai jie matyt užtenka pamatyti paskutinius rezultatus, atsinaujinti ir viskas. Bet su tais didesniais tarptautiniais tai tikrai toks yra didesnis darbas ir kažkiek, dažnai būna, kad ir ten 2-3 skambučiai būna po to pirmo susitikimo arba net paprašo antrą kartą atskristi. Tai toks gal ilgesnis procesas. Bet aišku, kai tave investuoja ir kai, čia toks yra mūsų privalumas, kad mes buvom 150 milijonų eurų išleidę, tai pas mus yra nemaža bazė investuotojų, kurie investavo ir matyt nenusivylę, tai su jais, aišku, yra daug lengviau juos prikalbinti, kad jie vėl investuotų, dažnai net nereikia jų kalbinti, jie tiesiog sako, aišku, mes jūs palaikysim, mums viskas tinka. Tai va tokie tie ir skirtumai. O kažkokie išlenda, jeigu galima taip sakyti, kažkokie kultūriniai niuansai, ar ne, vis dėlto, ar skristi į Rygą važiuoti, ar skristi į Dubajų, turbūt vis dėlto yra skirtumas. Skirtumas yra, bet, žinot, tie investuotojai, jie investuoja, ypač tie, su kuriais mes šnekam, jie investuoja į visą pasaulį. Tai jie matė visko, čia mums yra galbūt įdomiau, kaip pokalbį pradeda amerikietis, kaip pokalbį pradeda britas, ten yra, visi yra super ekstra kultūringi, galbūt ten, kai vokiečiai ir ten kokie Austrija yra priešinga, tie gal labiau tiesmuki, nors keista, kažkaip taip nepagalvotum. Tai tokias, sakyčiau, labiau yra to pokalbio vedimo kultūros, bet jiem tai mes, man atrodo, esam tiesiog vienas iš investuotojų ir pakankamai ta mūsų kompanija tarptautinė, tai jie tikrai visko matė. Turbūt, ko labiausiai tikisi, tai investuotojai ir to obligacijų saugumo ir skaidrumo su juo susijusi, ar ne? Tai kaip jums pavyksta užtikrinti tai ir įtikinti, kad tikrai tai bus? Tai tikisi, aišku, skaidrumo, gražos tikisi.
Tai visų pirma, mes jau nenaujas žaidėjas. Tai ta istorija kapitalo rinkų, jinai padeda. Mes jau 10 metų, iš esmės mes 10 metų esam vieša kompanija. Nesvarbu, kad mes tapom tai jau tikra vieša kompanija, kai padarėm IPO praeitais metais, bet kai jau tu platini obligacijas viešosiuose rinkose, tai tau yra visai kiti skaidrumo standartai, tiek audito, tiek kokias tu ataskaitas turi teikti, tiek kokį tu atskleidimą turi padaryti. Čia mes, kaip sakom, mūsų kompanijos puslapį tu gali atsidaryti praeitų 8 metų ketvirtinės ataskaitas ir vos nepasižiūrėti, kas ten buvo rašyta ir gali pažiūrėti, ar padarėm ar nepadarėm. Tai aišku, tas padeda. Taip pat, vėlgi, IPO vis tiek dar sustiprino mus, atsirado, nepriklausoma stebėtojų taryba, mes dabar kažkokias ir ateities projekcijas teikiam. Plus obligacijas platina ne Baltijos šalių įmonė, o Liuksemburgo įmonė. Tai mūsų reguliuoja Liuksemburgo reguliatorius, kuris šiek tiek greičiau adaptuoja visas europinės, sakykime, naujienas, europinius standartus. Tas pats ESG reportinimas mes jau įdarom berods 3 metus, nes vėlgi jau dabar mes dar sunku supras, kuriais metais bus visiems privaloma, bet jau tam tikro dydžio kompanijom mes jau tikrai esam tam krepšelį, jau yra privaloma ir turi būti tam tikros strategijos ir taip toliau. Tai va tokia kaip ir visuma, plus mes turim Fitch reitingą, vieno iš kreditų reitingo kompanijų, ką turi mažai kompanijų, nes tai nemažai ir kainuoja. Ir aišku, tai yra papildomas kaip ir spaudimas mums ir jie mums indikuoja, tai net ir su šito emisija jie indikavo mums, kad jūs turit refinansuoti, nelauk paskutinės dienos, refinansuoti anksčiau laiko, kad nesukelt investuotojams ten kažkokio papildomo streso, nes tai gali atsiliepti jūsų reitingų ir taip toliau. Tai tikrai turim iš nemažai pusių, kas mus vertina ir tai tave kaip ir skatina būti geresniu, skaidresniu ir panašiai. Tiek jums patiems ar ne, tiek tie, kurie jūs vertina, ar ne, yra tokių daugiau svertų ir garantų. Gali, matyti, nereikia tik savo analizę pasikliauti, gali atsidaryti ataskaitę, kaip tai vertina kiti, tai galų galia tas pats Fitch reportas ir po IPO tai ir mūsų įmonė analizuoja 3 bankai, Vokiečių bankas, 2 Baltijos šalių bankai ir nepriklausom, ir samdoma kompanija. Tai tu net gali paskaityti tiesiog viešoje erdvėje 4 analizės apie kompaniją. Tai tikrai tos informacijos yra daug. O kalbant apie praėjusią obligacijų emisiją 21 metais, atrodytų, gal čia nedaug metų, 4 metai, bet vis dėlto per tos 4 metus labai daug visko įvyko. Ir ar galite palyginti, kokia tada buvo situacija, kokia dabar ir apie pačią palūkanų normą, kas buvo tada, kas dabar? Taip, tai tikrai buvo tokie labai įdomus 4 metai, labai daug visko įvyko. Tai palyginsiu, bet aišku, šiek tiek anksti kalbėti, nes mes tai jau yra sėkmingai išplatinta, dabar mes esam dar tik tais pradžioj to proceso, bet toks pirminis jausmas, kad yra tikrai geras, palankus laikotarpis, kaip jau kalbėjom. Taip pat, vėlgi, jaučiu, kad mūsų įmonė per tuos 4 metus padarė daug žingsnių. Mes pirmą ir išaugom, visų antra yra didesnė emisija, o ypač kai kalbės su tarptautiniais investuotojais, ten vis yra kuo didesnė, tuo geriau. Nes kuo didesnė, tai turėtų būti didesnis likvidumas, vėlgi yra fondų, kurie, jiem įdomu galbūt investuoti minimum 50 milijonų eurų. Tai kai tu platini 150 milijonų, tai jau jiem būtų per didelė dalis, sakykime, tos emisijos. Tai mes matom, kad mes tapom įdomesni, kas labai smagu, vėlgi ir tą tikrai pajautėm iš tų pirminių susitikimų. Ir aišku, kompanija, tikrai mūsų kredito istorija smarkiai sustiprėjo, ten bet kurį paėmus rodiklį ar ten kapitalo, kuris ypač svarbus obligacijom ar ten kažkokį pelningumo rodiklį, mūsų portfelio dydį, tai viskas smarkiai paaugo, tai mums yra, kaip pasakyti, daug lengviau pristatinėti savo kompaniją, tai tas tikrai jaučiasi. O apskritai kalbant apie jūsų grupės įmonės, kas per tos metus įvyko, aš suprantu, kad augimas, bet gal ir kažkokie pokyčiai. Tai tokia buvo visokeriopą, sakyčiau, branda.
pradžioj, aišku, buvo augimas, tai mes tą augimą realiai rodom visus 13 metų įmonės gyvavimų. Tai mes išlaikėm tą maždaug 20% per metus portfolio augimą, kas pradžioj tą buvo lengva padaryti daug lengviau, daug paprasčiau. Jau kai yra didesnė bazė, aišku, tą darosi vis sunkiau padaryti, bet mes vis dar kaip ir sėkmingai išlaikom tą 10-20, bet jis buvo arčiau 20%. Kaip įmonė, tai mes smarkiai išsiplėtėm, atidarėm naujų šalių, įsigijom kelias konkuruojančias įmonės, sustiprinom tikrai tą savo kapitalo bazę, sustiprinom galų galę savo visą valdymo sistemą, mes turim dabar 3 labai stiprius regionus su savo jau patyrusią vadovų komandą, nes pas mus ir yra tas įmonės branduolys, jis dirba bent jau 5 metus, tai galbūt kaip platinom prieš tai obligacijas, tai buvo tik tais mes buvom suformavę tokį regioninį modelį įmonės valdymo. Dabar jau mes matom, kad jisai pasitvirtino, kad yra stabilios komandos. Tai tikrai kompanija, manau, kad labai sustiprėjo ir jeigu kalbant apie palūkanų normas, tai tuo metu, kai mes platinom, mes iš kitos pusės sėkmingai irgi pataikėm, nes Euriboras jausmulo gal buvo neigiamas, gal buvo apie 0. Tai dabar aišku, jisai jau yra kitokia aplinka, bet tuo pačiu mūsų kaip įmonės visa kredito istorija jinai labai sustiprėjo. Tai mes jeigu kalbam apie, mes dabar viešoje erdvėje esam paskelbę, kad palūkanų norma šitam bondui bus ne mažesnė negu ta, kurį mes refinansuojam. Tai galima sakyti, kad iš vienos pusės Euriboras pakilo, bet iš kitos pusės įmonė labai stipriai sustiprėjo ir galų galę net ir po IPO kapitalo savo bazę sustiprinom. Tai ir sugebėjom išlikti gal panašiam lygmenį, aš manau, kaip ir buvom, kas liečia tą pajamingumą obligacijos. O kaip manote, kas yra jūsų tas sėkmės raktas, kad net ir tokioje situacijoje, kai keičiasi geopolitiniai dalykai ar ne, ir ta aplinka tokia atrodo neaiški ir nestabili, kas leidžia išlaikyti tą stabilumą ir vis dėlto augti, netgi įsigyti konkurentus tokiu metu? Taip, tai aišku, nepadeda politinis ekonominis nestabilumas, bet mūsų tokia kaip ir stiprybė yra diversifikacija. Mes veikiam 16 pasaulio šalių, veikiam tiek Europos Sąjungoje, tiek ne Europos Sąjungos europiniai daly, tiek veikiam tokio azijiniai daly, Kaukazo regione, veikiam ir Afrikoje, tai tos ekonomikos jos labai skirtingai juda. Jeigu arba galų gale ten geopolitiniai kažkokie veiksniai, galbūt jie paliečia vieną regioną, bet nepaliečia kito. Ir mes nesam, kad mes nuo kažkokios vienos ar 2 rinkų priklausomi. Mes esam tikrai turėję ir blogų patirčių, esam ir to pačioj Ukrainoje turėję verslą, kurį teko uždaryti dėl suprantamų priežasčių, bet kaip grupė mes gaunam pelną iš praktiškai visų savo 16 šalių ir jis labai subalansuotas. Tai tokia ir yra stiprybė, kad galbūt pas mus visada yra kažkoks neramumas, nes daug šalių, natūralu besivystančios šalis, bet jos turi tik tam tikrą mažą, sakykime, pakankamai svertą bendruosiuose rezultatuose. Kitas momentas, kad mes jau vis tiek nesame jau tokia ir jauna kompanija, 13 metų rinkoje, visada investuodom į IT procesus ir dabar jau matom, kad be IT, be, automatizavimo, be kažkokių ten greitesnių sprendimų, jau net nėra ką veikti šitoj rinkoje. Taip pat, kas pas mus gal gerai, mums nereikia vytis, kitiem reikia mus vytis, mes turim stabilę bazę. Kaip aš visada ir sakau, mūsų didžiausia komanda visada būdavo IT komanda, kalbant apie tą back office. Tai jinai vis dar yra didžiausia, bet jinai, matyt, jau kuris laikas neauga, mes sugebam su tą savo komandą išlaikyti tokį gerą lygį procesų. Tai tas įdirbis iš seniau tikrai duoda savo vaisių. Na ir turbūt labai svarus dalykas dar, ką minėjot, ir tie vadovai, ar ne, atsirinkti tose regionuose, kad jie stipriai sugeba valdyti ir jūs turite gerą ryšį su jais. Jo, tai aišku, nėra taip paprasta rinkoje atrasti, sakykime, žmogų, kuris ateina ir jis iškart supranta, nes pas mus vis tiek verslas yra kažkiek specifinis, mes kadangi veikiam egzotinėse kažkiek šalyse, bet mes vis tiek turim daug vadovų, kurie iš Baltijos šalių važiuoja ten ir gyvena.
Tai vėlgi reikia ir atrasti tokius žmonės, reikia ir atrasti teisingus žmonės. Tai ta vadovų komanda, šiai dienai tikrai, manau, yra labai stipri, supranta tiek ir produktą, supranta tiek ir rinkos realijas ir jie turi vėlgi susikūrę savo stiprias komandas žemesniajam lygiui, kurios palaiko tą verslą ir mes vėlgi pragyvenom labai sunkius laikus, tokius kaip COVID-as. Mums tai čia buvo pats didžiausias išbandymas, nes mes dažnai finansuojam žmonės, kurie perka automobilį ar motociklą, generuoti pajamas, daryti taksi verslą ar kažką panašaus, tai kai jie negalėjo net važinėti ir būti laukia, tai aišku, tai buvo didelis išbandymas ir ta mūsų komanda perėjo tuos tokius, sakykime, sunkius laikus, mes supratom, kaip tokiuose situacijoje elgtis ir gal net, sakyčiau, susivienijom visi, nes kažkokia buvo ir maža restruktūrizacija, ten reikėjo perdėlioti departamentus, bet netgi ir COVID metais vis tiek mes sugebėjom dirbti pelningai. Kaip jums tai pavyko? Kaip pavyko, tai tiesiog reikėjo adaptuotis, reikėjo mažinti kaštus, reikėjo pakeisti bendravimą su klientais, nes vėlgi, jeigu klientas negali mokėti, tu gali su juo gal iškart nutraukti sutartį, bet mes taip nedarėme, mes davėm jam visokias papildomas sąlygas, kad galbūt tu gali mažiau mokėti ir taip toliau. Tiesiog norėjom išsaugoti tą portfelį ir po to pamatėm, kad po pusės metų, kai buvo tie visi ribojimai nuimti, kad vėlgi žmonės grįžo ir pradėjo mokėti taip, kaip jie mokėjo. Tai ir mūsų tas pelningumas grįžo. Tai aišku, mes nebuvo taip, kad visus mėnesius dirbom pelningai. Tikrai buvo ir tokių gilių duobių, bet galų gale atsistatė viskas. Tai čia ką aš noriu pasakyti, kad ta vadovų komanda jau yra patikrinta ir ten kažkokie makroekonominiai veiksniai dabar jau netaip mus ir gąsdina. Mes jau esam pro daug praėję. O ar svarstėte apie vadinamasias žaliasias obligacijas, kurios yra susietos su tvarumu, su rezultatais tose srityse? Svarstėm, tai čia toks yra terminas greenwashingas, man atrodo, ar kaip. Tai ir aišku, jos yra kompanijos, kurios jas leidžia. Mes tam tikrose kampuose galėtume juos atitikti, bet aišku, kaip įmonė, tai čia mes apgaudinėtume investuotojus, nes mūsų pagrindinė transporto priemonė, kurią mes finansuojam, tai yra naudota. Tai naudota dažniausiai vėlgi dar nėra tos naudotos, sakykime, elektrinių transporto priemonių rinkos, nors, nežinau, mūsų pagrindinė transporto priemonė yra matyti Toyota Prius, kurią mes finansuojam taip per mūsų šalis, nes kai kuriuose šalyse tai yra absoliučiai numeris 1, nes kaip ir Lietuvoje tai yra daug taksi paslaugų atliekama su Toyota Prius automobiliais, kurie yra hibridiniai, tai jie aišku yra žalesni negu benzininiai ar ten dizeliniai, bet negali pavadinti tai visiškai žalia iniciatyva ir mes turim išsikėlę tam tikrus tikslus kaip kompanija, ten tiek ir žaliai kursą, tai mes jį apsirašom taip, kad mes skatinam vartotojus rinktis mažiau taršias transporto priemonės, tai arba hibridus, arba tam tikrais momentais yra elektrinės transporto priemonės, bet tai vis dar yra ne mūsų segmentas visiškai. Kur pas mus yra pakankamai stiprus žaliasis kursas, tai mūsų Afrikos regione, kur mes jau finansuojam nemažai elektrinių motociklų. Ir ten, aš sakyčiau, tas elektrinis motociklas yra pati logiškiausia priemonė, nes visa infrastruktūra, aišku, jinai dar tik tai skūrėsi, bet ten yra taip, kad tau nereikia pakraudinėti namie, yra degalinė atvažiuoja ir ten yra tokia, tu pasikeiti bateriją iš senos į naują, tai tas užtrunka kelias minutės, motociklų užtenka apie 80-100 km nuvažiuoti, tai tikrai tu gali 1,5 dienos ten dirbti kurjeriu ir kaip sakant, mažiau mokėti ir labai greitai pasipildyti tą bateriją. Ir trečias, Afrikoje vis tiek yra tam tikri iššūkiai su elektra, tam tikruose regionuose ir taip toliau. Nebūtinai visi žmonės turi elektrą namie arba turi pastovę, tai toks verslo modelis, kai tu pasikeiti tą bateriją degalinė, yra tikrai labai logiškas. Ir paskutinis momentas yra kaina. Tai tie motociklai elektriniai, jie nėra labai ženkliai brangesni už benzininius, jie galbūt kokie 20-30% yra brangesni. Tai aš manau, kad
čia tikrai bus ateitis ir mes visai dedam nemažai pastangų, nes mes matom, pavyzdžiui, Indijoje ir Kinijoje jau, kas liečia elektrinius motociklus, tai ten jau yra vos ne panašus pardavimai kaip benzininių. Tai va, o paskutinis momentas, ką darom iš tokių žalių iniciatyvų, tai stengiamės, jeigu mes jau ten teršiam, tai kiekvienais metais turim iniciatyvų, ką padaryti, kad kompensuotų tą taršą. Tai sodinam medžius, dalyvavom įvairiose iniciatyvose, finansuojam, dažniausiai pasirinkam Afrikos regioną, nes ten kažkaip gal irgi labiausiai išvystyta ta bent jau kompensavimo schema. Tai taip, bet iki žaliųjų bondų, sakyčiau, kad, matyt, dar mes nesam tam pasiruošę ir čia nebūtų teisinga net bandyti tą daryti. Bet būtent transporto dalis, ar ne, tam trukdo? Transporto, jo, tai mūsų viena trečioji verslo yra vartojimo paskolos, paprastos. Tai nežinau, čia nei žalia, nei nežalia. Čia matyti, jeigu ofise, dirbi žaliam ofise, tai jau tu ir esi žalia kompanija. Bet mes vis tiek, jeigu leidžiam obligacijas, tai turim žiūrėti į visą kompaniją. Nors, aišku, buvo taip nustebino, kad būtent Afrikoje, ar ne, veiksmas vyksta su baterijomis, su elektra susijusiais sprendimais, o ne būtent pas mus. Tai pas mus vis tiek vyksta kažkokia elektrifikacija, kas liečia elektromobilius, bet žinot, kaip yra, kai yra kuo mažiau išvystyta infrastruktūra, tuo lengviau kažką naujo įdiegti. Tai mes tą patį matėm su mobiliais mokėjimais. Vis tiek dar Europoje nėra labai paplitę, bet Afrikoje mobilios tos piniginės, tai jos yra daug kartų labiau paplitusios negu, pavyzdžiui, bankinės kortelės. Tai jie prašoko, ten buvo gryni pinigai, bankinių kortelių buvo labai mažai ir dabar yra mobili piniginė, nes visi turi mobilius telefonus, smartphone'us ir ten yra labai gerai išvystyta. Tai aš net pats, kai nuvažiuoju ir, nežinau, perku suvenyrą ant gatvės iš močiutės, jinai paklausia, ar tu ten nori mokėti M-Pesa, o M-Pesa ir yra ta mobili piniginė. Tai aš manau panašiai darosi ir su ta elektrifikacija, ypač motociklų srityje, kadangi ten yra motociklų nepalyginamai daugiau, ten vis tiek automobilis dar yra toks didelis pirkinys, tai aš manau, kad jie labai greitai išvystys tą infrastruktūrą, nes galbūt dar nebuvo taip išvystyta prieš tai kita gera, plus Afrikoje yra daug vietos, nėra toks didelis užstatomumas, tai va tas modelis su keičiamom baterijom labai puikiai veikia. Kitas jūsų momentas tai yra paskolos, ne? Jūsų veiklos. Nors mačiau jūsų svetainėje tikrai labai daug dėmesio skiriama ir tam finansiniam raštingumui, ir tam žmonių sąmoningumui kelti, bet vis dar išlieka, ypač mūsų šalyje, nežinau kaip kitose, kad vis dėlto žmonės ne visada apgalvoja tą sprendimą, ar ne? Ir visada tas toks yra, kalbant apie atsakomybę, visada vis tiek žvelgiama į tą, kuris duoda tos pinigus. Nors atrodytų, jūs kaip įmonė padedate žmogui, ar ne? Tarsi žmogaus jau čia atsakomybė yra, kad jis tikrai priimtų sprendimą, bet aš suprantu, kad jūs vis dėlto fokusuojate stipriai į tą sritį, kad žmogus jau tikrai būtų teisingai priėmęs tą sprendimą ir apgalvojęs viską. Tai čia žinot, jeigu žmogus nesumoka, tai natūralu, tada tu eini skolų išieškojimo procesu, kas jokia įmonė tai nėra pelninga dalis, tai čia yra kaip ir mūsų verslo dalis, numatyti, kas gražins tą paskolą, kas negražins. Mes, aišku, esam sukūrę tokių nemažai įrankų, man atrodo, net ir esam Latvijoje ir laimėję ten kažkokį apdovanojimą, kuris tiesiog padeda žmonėm pagerinti tą finansinį raštingumą. Tai nežinau, kiek jis Baltijos šalim veiksmingas, aš manau vis tiek čia žmonės yra finansiškai raštingi, bet ten labiau besivystančiose šalyse, tai ten gal ne 100 000, bet bent jau tūkstančiais ten matom, kad yra klientų naudojasi, jie suskaičiuoja, jie susiveda savo išlaidas, ten pasiskaičiuoja, ten mes dalinam tam tikrus virtualus AI žmogaliukas, ten dalina patarimus ir taip toliau. Tai čia, aišku, čia yra gera iniciatyva, bet vis tiek pagrindas yra, tai yra mes kaip įmonė, mes turim numatyti, kas gražins, kas negražins, tai tu idealiai to nepadarysi, nes tada visi gražintų. Ir aišku, mes esam ne bankas, tai mes prisiemam didesnę riziką, mes aišku imam ir didesnę grąžą
už tai, bet mes dirbam su klientai su šiek tiek rizikingesnė kategorija klientų. Tai aišku, yra dalis tų klientų, kurie nesusimoka, bet mes esam vėlgi reguliuojamas žaidėjas ir ta reguliacija šiais laikais jau yra pakankamai griežta kiekvienoje šalyje. Tai yra tas tikslas, kad žmogus suprastų visų pirma, jisai suprastų, ką jisai daro, kokia atsakomybė, kiek jam reikės mokėti, jeigu jisai nesumokės, kokios pasekmės ir taip toliau. Tai čia iš tikrųjų yra ir mūsų interesas, kad tai būtų, bet jau yra tikrai griežtos taisyklės ir labai griežtai baudžia, jeigu tu kažką tam bandai kažkur neparodyti. Tai va, bet tai tuo pačiu yra kažkiek kasdienybė kiekvienai skolinimo kompanijai, kad aišku, tam tikra žmonių dalis vis dėlto nesumoka. Tai gal kaip mes darom, ypač tose situacijose, kai yra automobilis, mūsų tikslas yra kuo greičiau automobilį, kad mums gražintų, kad mes galėtume jį parduoti, kad neauktų žmogui skola ir kad mes galėtume uždaryti tą kreditą. Bet aišku, visa tai yra nemaloni situacija. Bet ar galima išskirti kažkokias šalis, regionus, kur, tarkime, turite daugiau problemų su to klausimu, ar vis dėlto žmonės daugmaž visur panašus? Tai čia labai paprastai, kuo labiau regionas išsivystęs, tai tuo yra geresnis finansinis raštingumas, tuo yra geresni mokėjimai. Tai tikrai ten Baltijos šalyse, toj pačioj, nežinau, Gruzijoje, Armėnijoje, kur vis tiek jos jau ilgą laiką eina, tuo keliu yra finansinis raštingumas daug didesnis, dėl to mes galim pasiūlyti ir pigesnius produktus ir tikrai yra mažiau problemų. Afrikos regione turim vėlgi imtis papildomų priemonių, kad tą riziką dar geriau kontroliuoti, ne tik tai su savo, sakykime, klientų vertinimu, bet jeigu ten perki automobilį, tai Lietuvoje galbūt tau nereikia jokio pradinio įnašo, bet Afrikoje tau gali reikėti net 40% savo pinigų atnešti. Žinoma, kai jau žmogus tiek investuoja nuo pirmos dienos, tai jisai darys viską, kad išmokėtų tą kreditą. Tai yra tam įvairių instrumentų, tai mes tikrai čia ir yra vos ne pagrindinė metrika, kur žiūri, kiek žmonių išmoka, kiek neišmoka. Tai mes turim savo tam tikrus kriterijus, bet jeigu taip žiūrint bendrai, tai ES tikrai ta mokėjimo disciplina yra geresnė. O žvelgiant bendrai apie jūsų grupę, tarkime, ar ne, tos paskolos ir tas rizikų matavimas, ar jūs turite tą pastovų, kad kažkiek, kaip sakoma, nurašote, ar ne, kad bus tų rizikingų tokių klientų, kurie galbūt gali būti nemokus, ar vis dėlto kažkaip kitaip tas rizikas valdote? Ne, tai aišku, kad turim ir sekam ir kas ketvirtį galima pasižiūrėti, tai pas mus jisai yra labai stabilus tas rodiklis ir mes dabar jau matom, kad mes esam tikrai gerai susikalibravę. Tai toks, nežinau, yra rinkos rodiklis yra NPL, tos non-performing loans, tai pas mus yra apie 4-5%. Kas nebankiniam sektoriui, manau, kad yra geras ir pakankamai neaukštas rodiklis. Ar jau nemažai metų esate tame žaidime, ar ne? Tai kuo ilgiau esi tam žaidime, kuo turi daug didesnė istorija, tai tuo tau lengviau tuos klientus vertinti. Tai čia tavo tie vertinimo modeliai tampa protingesni ir protingesni, tai čia aišku didelis privalumas. O kaip apskritai matote savo įmonių grupę? Tarkime, jeigu kalbėtume apie ateinančius 5 metus, kokia yra vizija, kokia strategija, kokios kryptis? Tai vizija išlaikyti tą tokį nuoseklų augimą, bet galbūt neperspaust. Mes ir per savo viešą akcijų platinimą sakėm, kad norim padvigubinti įmonę per ateinančius maždaug 3 metus. Tai tas išlaikant 15-20% augimą panašiai ir galima tikėtis, bet vėlgi mes kiekvienais metais vertinam situaciją. Ką mes matom dabar, mes vėlgi veikiam 16 šalių, mūsų portfelis yra beveik 400 milijonų eurų tarp tų šalių. Tai mano galva mes dar esam labai mažyčiai, nes to šalis yra didelės, ten gyvena daug gyventojų, mes vėlgi kai kuriuose šalyse turim tik tais savo nišinį produktą, mes dar galim pasiūlyti kitų produktų, nes vėlgi jau mes žinom, kaip toj šaly veikti. Tai mes tikrai turim dar labai daug to vadinamo organinio augimo ir per tuos ateinančius 2-3 metus ir didžiausias augimas ir ateis iš to, kad mes auginsim portfelius esamose šalyse, tiek
savo rinkos dalį auginsim, tiek pristatysim naujus finansavimo produktus. Nežinau, kaip pavyzdys, pradėjom finansuoti mobilius telefonus tam tikrose Afrikos šalyse. Arba jeigu siūlydom tik tais automobilių finansavimo paslaugas, tai klientam, kurie jau pas mus pasiėmė, dabar pradedam siūlyti ir vartojamasias paskolas. Tai turim nemažai augimo galimybių ir tos augimo galimybės, kas mus ypač žavi, jos yra labai efektyvios, nes mums nereikia labai didelių investicijų į infrastruktūrą, mes jau ją turim. Mes turim tiek savo IT sistemas, tai aišku, turi adaptuoti, naują produktą paleisti, turi ten kažkiek sukalibruoti, bet iš principo tai mes neišradinėjom dviračio, mums ten nereikia, nežinau, atidarinėti naujų skyrių ir taip toliau. Tai įmonės yra lūkestis, kad ateinančius tuos 3 metus įmonė auks sparčiai, bet kontroliuojamai ir tai turėtų būti pelningas augimas, nes jeigu tu didini savo paskolų portfelį, jisai tau atneša didesnės pajamas, tada klausimas, kaip kinta tavo kaštų bazė, o jeigu mes tikrai matom, kad jinai turėtų ateityje augti lėčiau negu pajamos, tai taip turėtų ir augti įmonės pelningumas. Ar esate numatę tokį tolygų visose rinkose augimą, ar vis dėlto matote, kad kažkuriuose rinkose galėtų tas augimas būti didesnis? Tai tikrai bus didesnis kai kuriuose rinkose, vėlgi Baltijos šalyse galbūt jau mes veikiam 10+ metų, tai vis dar mes augam, nes vėlgi negali neaugti, nes tada jau rinka pradeda merdėti, tu turi vis tiek atrasti, mūsų toks yra mąstymas, kiekviena rinka turi augti, bet aišku, yra rinkų, kur yra potencialas augti galbūt 30% per metus, yra rinkų, kur yra potencialas augti, nežinau, 5-7% per metus, tai nežinau, galbūt galiu išskirti, kad Europoje tai tikrai didelį augimo potencialą turi Rumunija, kuri jau ir dabar yra iš tikrųjų mūsų pati didžiausia rinka, yra ES šalis, bet tiesiog ten yra 20 milijonų gyventojų, tai aišku, mes turim tik šiek tiek didesnį portfelį negu Lietuvoje, tai jinai augs tikrai daugiau. Taip pat matom gerus augimo potencialus Armėnijoje, Kenijoje, Afrikos šalyje ir daugiau, toj pačio Albanijoje, Balkanų, viena didžiausia mūsų rinka. Bet mes norim išlaikyti balansą. Mes nenorim, kad viena rinka augtų 100%, kita augtų 2%, nes tada gausis, kad tuoj mes turėsim vienų super tų rinkų, o mes vis tiek norėtume išlaikyti, kad viena rinka nebūtų didesnė negu maždaug 15% nuo bendro portfelio. Tai taip, kaip mes dabar esam susibiudžetavę, mes matom, kad mes būtent ir einam tuo keliu, kad augs viskas, kažkas paaugs daugiau, galbūt padidins savo svorį bendram portfelį, bet kitos rinkos irgi kažkiek vysis. Bet suprantu, kad stiprinate savo pozicijas tose rinkose, kuriuose jau esate. Jau į naujas turbūt nesiruošiate žengti. Ruošiamės, žvalgomės ir mes esam tai viešai paskelbę, kad norim atidaryti 1 arba 2 rinkas kas metus, tai jau spalis dar nesam viešai paskelbę, kad šiais metais atidarėm rinką, bet paskelbsim tikrai iki metų pabaigos, nes kad atidaryti rinką, tai tam turi būti ilgas pasiruošimas ir mes jau kaip ir esam padarę. Tai mūsų komanda tikrai turi visus pajėgumus ir daugiau tų rinkų atidaryti, bet 1-2 rinkos per metus yra toks optimalus. Vėlgi, kad jas atidaryti, prieš tai turi daug pasiruošti ir visų pirma išsirinkti, kurią šalį, padaryti didelę analizę. Tai ir vėlgi, visi yra labai visada, koks šis žodis lietuviškai būtų, excited, visiems įdomu ir mums patiems įdomu atidaryti tas naujas rinkas, bet augimas, kai atidarai naują rinką, vis tiek pirmaisiais metais mes būnam labai atsargus. Mums reikia suprasti, ar tikrai mes nepadarėm klaidos, ar tikrai mes suprantam, kai tuos klientus vertinti, ar tikrai duomenų kokybė yra gera. Tai tas tikrasis augimas ateina 2 metų pabaigoje, 3 metais, sakykime. Tai, kad mes dabar atidarinėm rinkas, tai yra labiau investicija į tą tolimesnį ateitį. Po 3-4 metų ir aš manau, kad mes tikrai kažkuriuo metu veiksim 20 rinkų, tai tikrai. O kaip įsivaizduojate tada savo kompaniją? Vis dėlto, skirtingos rinkos, skirtingi žmonės, tada tokie, kaip viduje suvaldyti tos procesus, kad tai tikrai būtų kažkoks brandolys?
Bet mes jau esam pasiruošę tam, ar 16, ar 20, čia nepakeis. Mes jau kai išaugom iš kelių šalių, ten 10, tada mums buvo tas šokas toks, kad nes verslas reikalauja, kad labai gilintųsi į detalės net ir tas mūsų back office'as. Bet dabar mes jau esam pastatę tas savo regionų komandas, jos turi nemažus pajėgumus, yra 3 regionai, tai vėlgi čia tai nėra, kad pas mus vienas žmogus atsakingas už 16 skirtingų šalių, ten tiek susitikimų nespės padaryti per mėnesį su kiekvienu, tai mes taip ir augom ir dėliom tą struktūrą, kad mes galėtume ir toliau augti. Galbūt kažkada atsiras 4 regionas, nes mes manom, kad viena ta mūsų vadovų komanda su savo brandoliu 5-7 šalis ir yra toks gal optimalus skaičius valdyti. Tai galbūt kažkada mes pajausim, kad mums dar reikia vieną regioną, vieną komandą suburti, bet vėlgi aš manau, kad mes ją pilnai galėtume suburti iš dabartinio talento esančio kompanijoje. Bet suprantu, kad vis dėlto principas yra toks, kad jūs valdote, ar ne, ta valdysena yra tokia glaudžiam ryšy su tais vadovais, ar ne, kurie dirba tose regionuose, ten leidžia šaknis. Bet to tokio, kad susikalbėtų, aš nežinau, kad bendrautų lietuvis su to, su afrikiečiu, ar ne, darbuotojų, turbūt čia yra sudėtingesni procesai, ar ne, kad tą bendrystę tokią, dirbant vienoje įmonių grupėje surasti. Tai, žiūrėkit, yra vienas dalykas, kuris yra bendra kalba, tai yra duomenys, rezultatai. Tai mes labai gilinamės į savo produktus. Kiekvienas produktas turi tiek įvairių metrikų, kurias reikia sekti, tai ta duomenų kalba yra vieninga visoje kompanijoje, ar tu ten Estijos esi vadovas, ar tu Afrikos, ar ten Albanijos, tai tu turi, mūsų įmonė, tu turi suprasti, apie ką eina šneka iki mažiausių detalių. O jau po to tie kultūriniai dalykai atsiranda, tai aišku, mes jau prisitaikom. Mes vis tiek stengiamės daryti tą europietišką verslą, nesvarbu, kur mes jį darom, ar Afrikoje, ar Azijoje, tai tam yra tam tikri standartai, bet tu negali visiškai ignoruoti vietinės kultūros. Tai mes tikrai ir prisitaikom ir ten aš pats, kai važinėjau po tą šalis, ten reikia ir pašokti per vakarienę, ir padainuoti kai kur ir panašiai. Tai čia yra gal net įdomu. Ir dėl to mes ir esam paskirstę viską per regionus, nes kaip pasakyti, užtenka vienas regionas, sakykime, atsakingas už Afriką, tai mes jau jūs perpratot Afriką, nesigilinkit į Aziją, koncentruokitės į Afriką, arba ten jau kas perpratęs Balkanus, tai jie jau supranta tą mentalitetą. Tai dėl to ta pakankamai kompanija efektyviai ir veikia, nes kiekvienas regionas žino savo niuansus, žino kultūrinius kažkokius skirtumus, žino, kaip jiem reikia bendrauti. Bet vėlgi pas mus net ir dalis vadovų yra tose šalyse egzotinėse iš Europos. Tai jie ten iš vis yra tie geriausia tokia grandis, kur jau supranta ir vietinius niuansus, bet atneša ir tą vakarietišką kultūrą, nes vienas yra kultūrinė aspektas, bet yra darbo kultūra. Tai čia jau mes vis tiek diktuojam viršų, mums reikia, kad darbo kultūra būtų tokia, kokios mes jos norim. Tai ten 100% jos nepakeisi, bet aš manau, kad ir vietinės komandos yra kaip ir dėkingos, kad mes juos mokinam galbūt tam tikrų aukštesnių standartų efektyvumo, jiem duodam gerus įrankius, kaip daryti savo veiklą. Tai toks yra įdomus nuotykis, sakykime, atrasta tokį viduriuką. Žodžiu, yra tokia bazė nejudinamų taisyklių ir tvarkos, ar ne? Ir yra paliekama truputėlį tiem kultūriniam niuansam. Taip, tai vis tiek mesgi einam ir plečiamės daryti verslą, ne kultūrinius santykius statyti. O kalbant apie jūs kaip apie vadovą, įmonių grupė taip smarkiai auga, kaip jūs pats, vis tiek yra atsakomybės ir rizikas prisimti ir viską suvaldyti ir suprantat, kad viskas tik plėsis, tik didės. Kas jūsų yra tas stabilumas, stiprybė ir kas leidžia išlaikyti, vis dėlto nuo vadovo labai daug priklauso. Priklauso ir šalyse priklauso, ir matyti, ir grupai priklauso. Tai žinot, kompanija yra 13 metų, aš dirbu jau 12 metų, tai aš augau dalinai su ta kompanija, tai čia galbūt yra šiek tiek lengviau, nes aš ją kaip ir pats stačiau, tai negali kažko kaltinti, ką pats pasidarai ir ne viskas iš pirmo karto pavyko,
Bet dabar manau, kad vėlgi viskas atsiriamia į žmonės ir ką tu apie save susidėlioji. Tai dabar tikrai turim stiprias komandas, kurios turi didelį atsakomybės lygį ir tikrai nereikia ten galvoti, ar tikrai viskas apgalvojama. Turim stiprius lyderius, kurie man padeda kartais gal atrodyti gerai viešoje erdvėje. Ir mes, kaip sakau, aš nemanau, kad sekantis etapas bus mums sunkiausias. Aš manau, kad pats sunkiausias buvo, kai mes iš regionų išaugom į tarptautinę kompaniją ir mes pasiruošėm. Tai dabar mes kaip tik esam alkani galbūt to sekančio žingsnio, nes mes turim struktūrą, kuri gali pavežti. Tai labai džiaugiuosi, kad pavyko, nes ne visiems pavyksta ir dabar vėlgi gal net grįžtant prie tos pačios obligacijų platinimo, aš jau jaučiu, kad mus jau pažįsta, kad jau tu atidarai tas duris, kur prieš tai nepavykdavo, kad mes galim net ir tą pačią Ameriką nuskristi ir jau aš matau, kad ten žmonėms įdomu, kas prieš tai taip nebūdavo. Tai reikia pasidžiaugti ir tuo gal ką pasiekė komanda. Tai tikrai pastaraisiais metais galiu savo tą leisti ir matau, galų gale padarėm ir tą patį IPO, kas irgi ne visos kompanijos padaro, visai neblogai pasisekė. Tai kaip ir einam po žingsnelį ir neplanuojam perskubėti. Tas toks nuoseklus augimas ir tada aš tikiu, kad tiek aš, tiek mūsų vadovų komanda irgi palaipsniui toliau augs. Tai aš girdžiu, kad jūs turbūt atitinkate tą lyderio apibūdinimą, kad lyderis yra tas, kuris leidžia šalia esantiems augti. Ne tas, kuris viską sprendžia, viską sudėlioja, jo žodis paskutinis, bet kad augina šalia savęs irgi lyderius. Žinot, visokių etapų buvo ir tas toks mikromanagementas žodis yra ir tikrai ir pas mane jo buvo ir gal ir dabar tam tikrais momentais. Manau, kad tai yra sveikas dalykas, bet mes turim 16 šalių, tai jeigu tu nori, kad jos veiktų efektyviai, tai neįmanoma jų sužiūrėti, tai aišku, tu turi pasitikėti kitais, o kai pasitikė kitais, žmonės natūraliai auga, tai čia toks natūralus procesas ir natūralus gal ir mano buvo, nežinau, kaip vadovo kažkoks virsmas iš ten to, kad jau ten gilinisi į kiekvieną detalę, po to supranti, kad nesigilini gal kitais momentais ir geriau gaunasi, tai tokia evoliucija. Tai ne tik kompanijos, bet ir jūsų kaip asmenybės, ar negalima sakyti kaip vadovo? Tai taip, natūralu, nes aš pradėjau pakankamai jaunas, turėjau vadovavimo patirties, bet vėlgi tokiam vadovavimui nieks neparuoš per tiek šalių tokiose industrijose. Dar aplinka, kai keičiasi nuolat. Aplinka keičiasi, tai teko užaugti. Na ką, ačiū labai Jums, Modestai, tikrai sveikinu su augimu ir Jūsų paties ir kompanijos ir šiandien ta didinga diena, tai linkiu, kad tikrai viskas sklandžiai susiklostytų, kad išpildytumėte ir investuotojų lūkesčius ir kad jų pinigai išpildytų Jūsų lūkesčius ir tikrai augtumėte taip, kaip esate suplanavę ir gal netgi dar labiau. Dėkui labai. Ačiū Jums.